Na, o dabar garsiais plojimais ir šiltom šypsenom pasitikime pirmąjį šio vakaro skaitovą Islam Ismail. Vilniaus Tarptautinės Meridiano mokyklos 7 klasės mokinys. Iš Azerbaidžano atvykęs į Lietuvą ir lietuvių kalbos pradėjęs mokytis tik prieš 3 metus. Bet dabar puikiai bendrauja, skaito ir rašo lietuvių kalba. Sutikime. Benim adım İslam, soyadım İsmail. Ben Azerbaycan'danım ve ben size bugün yaz şiirini söyleyeceğim. Maironis pavasaris. Pavasario saulė prašvito meiliai ir juokėsi širdį vilioja. Iškilo į dangų aukštai vieversiai, čirena, sparneliais plasnoja. Išaušo vėjelis lauku, bučioja gaivina krūtinę. Pabiro pasklido žiedai ant lankų, vainiuko eilė per mutinę. Taip giedra ir linksma, tiek šviečia vilties, vien meilę norėtum dainuoti. Apimti pasaulį, priglaust prie širdies, su meilė saldžiai pabučiuoti. Dėkoju Islam, girdėjome, kaip Islam pasisveikino savo kalbą, tai yra azerbaidžaniečių kalba. Taip pat girdėsime ir visus kitus dalyvius, jie mus sveikins savo kalbą, o deklamuos lietuviškai. Taigi scenoje antrasis šio vakaro dalyvis Himas Hermint, Vilniaus Tarptautinės Meridiano mokyklos 8 klasės mokinys. Į visus mokslus žiūri rimtai ir atsakingai, todėl ir eilėraštį pasirinko atsakingai. Girdėsime Bernardo Bražionio Lietuvos vardas, Danijos atstovas. God aften, mit navn er Kimas Jermin. Jeg kommer fra Danmark, og i dag skal jeg recitere digten Litauens navn. Bernardas Bražionis, Lietuvos vardas. Lietuva, kai aš tave tariu, prieš akis sumirga raštų raštai ir pilna padangė vyturių ir linų žydėjimas be krašto. Skamba ten seni šventi vardai, girių, upių, klaunių ir sodybų, sunkias skausmos karas sordai, sidabrus setynas šiaurė žiba. Ir suaidi vėl iš praeities, dainos, myslės, pasakos nutilę. Ir pakyla tiltai iš nakties į didžiųjų kunigaikščių pilį. Ir einu tais tiltais į tave, Lietuva, 3 tyro aukso saulės. Ir skaitau, tėvynė, be tavęs, tuščias ir beprasmis šis pasaulis. Į sceną kviečiu Prancūzijos atstovą Clotilde Solange Rigaud. Aktorė, dainininkė, prancūzų kalbos mokytoja. Lietuvoje gyvena daugiau nei 6 metus. Studijavo Vilniaus kolegijoje, kur baigė muzikinio teatro studijas. Girdėsime Sigito Gedos eilėraštį Ežeras. Bonjour à tous, je suis Clotilde Solange Rigaud et je vais vous réciter un poème de Sigitas Geda, Ežeras Antra, le lac 2. Mėnuo žemės pati, žuvis ją pamačiusios neršia. Mėnuo vedė saulužę, rėza maišo kosminės lytis. O gal tai gražus jaunos moters apsivertimas naktį? Nieko nėra patraukliau, moters krūtis ir vaisiai patenkintų formų ramybė. Aukštielninką guli jinai vandenį, greitai imsis pasaulis. Vyras, angelas senas, prisakyta jam kristi iš dangaus. Galgi viskas savaime, gal antis kalta, padėjus tarp kaujų kiaušinį.
Ką paišydavo Bošas, seno pasaulio regėtojas? Medžiai teisingai nukrito į žemę, o mes atbuliai. O gyvastis, pažiūrėk dar į neršiančią aukšlę. Karšiai trinasi nugarom, snukiais viens kitą baksnoja, melsvuose vandenuos susimaišė ikrai su pienu. Seklios šventi gimaliai, kaip juos ėda svetimų rūšis. Mėnuo greit patikės, meldo pažemė slenka šešėlis. Taip, seniausias pasaulis turėjo būti vandenuos. Vandenuos ir mūsų nemirštančios sielos. Vandenis jie išlaiko mėlyną erdvę. Žuvis plauko joje, sapnuodamos begalybę. O mus apibrėžė stovėsena, kraujas, tarmė. Klotilda mus šiandien džiugina ne tik savo poetiniais skaitymais, tačiau ji paruošė ir dainą. Klotilda dainuos lietuvių liaudies dainą, o jau mano mielas ir romų liaudies dainą Ederlesi. Anksti rytą kėlės, ne dėl žalio vyno, dėl žalio žolyno. O jo mano mielas, balta burna prausė, ne dėl žalio vyno, del žalio žolyno. O jo mano mielas, ant žirgelio jojo, ne dėl žalio vyno, del žalio žolyno. Saroma hotaye, saroma babo babo, ederlesi, saroma daye. Andaye, amaro dive. Amaro dive, ederlesi, saroma babo babo, saroma odaye, saroma daye. Dėkoju Klotildai.
Na, o dabar scenoje pasirodys Lietuvos atstovas Rapolas Blažaitis, Vilniaus tarptautinės Meridiano mokyklos 9 klasės mokinys, kuris laiko randa ne tik dalyvauti tarptautiniuose matematikos, fizikos, informatikos konkursuose ir projektuose, bet taip pat suranda laiko ir savo gimtajai kalbai. Antanas Baranauskas, Anykščių šilelis. Miškan būdavo, eini, tai net akį veria, va taip linksmina dūšia, aš už širdies tveria, kad net širdžiai apsalus, ne kartą dumojai, ar miške aš čia stoviu, ar dangui, ar rojui, kur tik žiūri, vis gražu. Žalia, liekna, gryna, kur tik uostai, vis miela, giria nosį trina, kur tik klausai, vis linksma, šlama, ūžia, siaudžia, ką tik jauti, vis ramu, širdį glosto, griaudžia, minkštučiukai samanų patalai ištiesti, galva in save traukia ir liula užliesti. Uogienojai kaip rūtos, kelmais želia, juodas, raudonas uogas išsirpusias kelia, ant žalio, rausvo, balkšvo dugnio taškai grybų, tarp medžių marguliuoja iš savų sodybų, paviruškuliai kelias, kur nekur proplyšį, iš po samanų marškos sarmatlyvai kyšė. Į sceną kviečiu tarptautinės Meridiano mokyklos 8 klasės mokinį Adomą Hendrikson, Jungtinių Amerikos valstijų atstovas. Laisvai bendrauja, skaito ir rašo ne tik anglų, bet ir lietuvių kalbomis. Girdėsime Kristijono Donelaičio Pavasario linksmybės. Hello, my name is Adomas Hendrikson. I am from the United States of America, and my poem is called Joy of Spring. Kristijonas Donelaitis, Pavasario linksmybės. Jau saulelė vėl atkopdama budinos vietą ir žiemos šaltos trūsus pargriaudama juokės. Šalčių pramonė su ledai sugaišti pagavo ir putodams nieks visur į nieką pavirto. Tuo laukus orai drungni gaivindami glostė ir žoleles visokias iš numirusių šaukė. Krūmai su šilais visais išsibudino keltis, o laukų kalnai su kloniais pametė skrandas. Vis lab, kas rudens bjaurybei numirė verkdams, vis lab, kas ežere gyvendams peržiemavojo, ar po savo keru per žiemą buvo miegojęs. Vis lab, tuo pulkais išlindo vasaros sveikins. Dėkoju Adomui Rapolui ir į sceną kviečiu Sumėją Içer iš Turkijos. Tai Lietuvos edukologijos universiteto studentė, studijuoja psichologiją, į Lietuvą atvyko prieš metus. Norėdamas suprasti lietuvių žmonės, būti arčiau jų, Sumėja nusprendė mokytis lietuvių kalbos. Merhabalar, benim adım Sümeyya İçyer. Türkiye'den geliyorum. Sizlere Henrik Kanagis'in Ev adlı şiirini okuyacağım. Ev. Viyana, vakara sugriš vennamo. Buskiedri šaltažiemos naktis. Švies, dičiulės, žvajikštis tilomoj. Ir beržai stovi šali kelim balti. Taip preisu kele inamus. Tulomoj subis verpeli. Ir skambis, skambis. Grižulas tarp ažiolo šakoplazis, didelis liepsnojas neramus. Ir praverso ašinamo duris,
Pasigirs pažįstami balsai ir atspintys. Plazdančios ugnies ant mano veido kris ir suplaks taip taikiai ir lengvai širdis. Dėkoju Sumėjai ir primenu, kad girdėjome Hendriko Nagio eilėraštį Namai. O dabar į sceną kviečiu Adomą Dean iš Didžiosios Britanijos, Vilniaus tarptautinės Meridiano mokyklos 6 klasės mokinį. Girdėsime Salomėjos Nėries eilėraštį Draugystė. Hello, my name is Adam Dean. I am from England, and I'm going to tell a poem about friendship, and it's by Salomėja Nėris. Salomėja Nėris, draugystė, te keikia prakeiksmų pasaulį, įsekė lūpas panašu. Draugystė mano tau, kaip saulė, kaip šviesų ilgesi nešu. Ak ilgos naktys, juodos daršios, padangės pilnas debesų. O vis dėlto, sakyk, kodėl čia, kodėl taip žemėje šviesu? Jei tu manai, kad saulė, klysti, nes saulė teka mus kas ryt. Tai mūsų didelė draugystė, mūsų kraujo muzika skaidri. Dėl jos ir žemėje gyvenam, dainuojame dainas dėl jos, dėl jos ir nemanai srovena. Ir ošia girio žaliosios. Ačiū. Plojimai sutikime Richard Udes. Jis yra olandų, anglų ir rusų kalbų mokytojas. Iš Olandijos į Lietuvą jį atvedė meilė. Meilė merginai ir meilė Rytų Europai. Girdėsime 2 eilėraščius. Pirmasis Jonas Biliūnas kareivio atsisveikinimas ir Vytautas Mačernis atbaigimas. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Richard Udes. Ik kom uit Nederland en ik ga vanavond 2 gedichten voor jullie voordragen. De eerste